pūga. Aleksas yra namuose. Jis ilsisi ir žaidžia telefonu. Telefono ekrane pasirodo pranešimas apie staigius orų pokyčius. Bus didelis šaltis ir sniegas. Artėja pūga. Ką daryti prieš prasidedant pūgai? Aleksas patikrina, ar visi jo namų langai yra uždaryti. Jis pasitikrina, ar namuose įjungtas šildymas. Aleksas pasitikrina, ar jo telefonas įkrautas ir pilnai pakrauna bateriją. Jis paruošia nepaprastosios situacijos rinkinį. Pasiima kuprinę. Jis įsideda į kuprinę vandens butelį. Įsideda šiltų drabužių ir apklotą. Įsideda žibintuvėlį. Įsideda maisto pakuotėse. Aleksas paskambina savo šeimai ir pasako, kad yra pasiruošęs, jei nutiks kas blogo. Aleksas pasako, kad jis yra saugus. Jis susirašo svarbius telefono numerius. Lapą su numeriais Aleksas turi su savimi. Kaip pasiruošti pūgai? Uždaryti visus langus. Patikrinti šildymo radiatorius arba oro kondicionierių. Patikrinti telefono bateriją ir pasikrauti telefoną. Paruošti ekstremalios situacijos rinkinį, maistą ir šiltus drabužius. Paskambinti šeimai, aptarti saugaus elgesio planą. Užsirašyti svarbius telefono numerius ir turėti juos su savimi. Ką daryti prasidėjus pūgai? Aleksas atšaukia visus planus ir lieka namuose. Jis apsirengia šiltus drabužius ir apsiauna kojines. Aleksas neleidžia savo šuns į lauką ir stebi pūgą pro langą. Jei reikia, Aleksas šildosi saugiomis šildymo priemonėmis, radiatoriais ir oro kondicionieriumi. Aleksas susiranda žibintuvėlį. Jei dingtų elektra, Aleksas nenori degti žvakių. Jis valgo sveiką, ilgo galiojimo maistą ir geria vandenį. Aleksas žino, kad namuose turi būti šilta. Jei pasijustų blogai ar jam pasidarytų šalta, Aleksas skambintų savo šeimai. Aleksas laukia namuose, kol pūga baigsis. Jis pasitikrina telefoną ir pamato, kad pavojus jau praėjo. Ką daryti per pūgą? Atšaukti planus ir likti namuose. Apsirengti šiltus drabužius. Įsileisti augintinius į vidų. Naudoti saugų šildymą, oro kondicionierių ar radiatorius. Nenaudoti viryklės šildymui. Turėti šalia žibintuvėlį, jei dingtų elektra.
valgyti negendantį maistą ir gerti vandenį. Jei pasidaro labai šalta ar blogai jautiesi, paskambinti šeimai. Eiti į lauką tik tuomet, kai baigėsi pūga.